Įdomybės iš Biblijos enciklopedijos Išėjimo knyga. Graikiškai ir lotyniškai jį vadinama Exodus, tai yra išėjimas. Joje pasakojama, kaip Dievas per Mozę išlaisvino savo tautą iš Egipto vergijos. Turinyje aprašoma tai, kad Dievas išlaisvina izraelitus iš Egipto vergijos. Vergai Egipte, Mozė, vaikystės metai, Aaronas ir Egipto faraonas, Pascha ir Raudonosios jūros perėjimas, kelionė į Sinajaus kalną. Dievas sudaro sandarą su savo tauta ir duoda įstatymus, pagal kuriuos jie turi gyventi. Dievui skirta maldykla ir jo garbinimo nurodymai. Pagrindiniai veikėjai yra Mozė, jo brolis Aaronas ir sesuo Marija, Egipto karalius faraonas. Svarbiausi įvykiai: kūdikio Mozės išgelbėjimas, Dievas pašaukė Mozę vadovauti jo tautai, 10 nelaimių, pirmoji Pascha, perėjimas per Raudonąją arba Meldų jūrą, Dievas duoda savo tautai 10 įsakymų, Dievas pažada izraelitams žemę ir jie priima jo sąlygas, pasakojimas apie aukso veršį ir maldos padarimas. Veiksmo vieta Išėjimo knygoje aprašyti įvykiai Egipte, Nilo delta ir Sinajaus pusiasalyje. Laikotarpis apie 100 metų, maždaug 1325–1225 prieš Kristų. Prasmė ir idėjos. Išėjimo knyga atsiskleidžia Dievo veikimą istorijoje. Jis išlaisvina savo tautą iš vergijos ir išveda į naują gyvenimą. Jis duoda jai gyvenimo taisykles, nurodo, kaip elgtis, kaip gyventi drauge ir kaip deramai jį garbinti. Maldykla, kurią jis liepia padaryti, parodo jo valią susitapatinti su savo tauta. Jis būna jos stovyklos viduryje. Dievas yra su savo tauta. Jis žino visą, kas vyksta. Jis globoja ir išlaisvina. Šios didžiosios tiesos pasitvirtina šiandien. Daug kenčiančių priespaudų tikinčiųjų randa ypatingos paguodos Išėjimo knygoje.